Tad virtuali teisėje esanti kokia liberaliai su kompusek, reiškia akiniais, laukinio pasaulio pažinimas ir civilizacijos. Civilizacija atėjusi į Pabaltį neišnyko, o laukinis atėjęs pasaulis Ukrainos karų. Mes einam, žudom, užimam vietas iš savo pačių žydų valstybių. Pirmiausiai suėdė turkus ir juodai perlą, tada kalti tapę rusai. Taigi mes pažįstam jidiš, esantis be šaknų, tik kitų atspindys, kaip jie paversti kaltų Rusiją, kaip ir Čaplinas pavertęs kaltų, reiškia visą pasaulį. Jisai įsivaizdavęs, kad jis tik tai aktorius, o neurozės, kai tave pastoviai drėznina, reiškia, kad iš čia ir ateina neurozės, iš čia ir ateina visos psichinės ligos, kai namuose tave tiesiog bando. Nu kur tu, blėt, žemiau gali lipt, dar ir tą sunaikinsi. Tai taip paprastas supratimas jidiš figos be šaknų, kad tai jidiš figa yra paslėpta gėda. Mes ne jidiš, mes ne jūs, mes tik tai su jidiš nuo galo iki pradžių jūs vedam. Negalima ėsti žmonių. Vat tokia psichopatija. Jidiš nėra šaknų Lietuvai, nėra šitokių teroristų šaknų, kad jie būtų toj Lietuvoj, kur civilizacija ir negalėjo jie suėsti visą tą šalį. Kodėl tiek daug priešiškumo rodo pasaulį žydam? Galiausiai tai ne priešiškumas, tai psichopatologijos analizė, kriminologinė analizė, psichologinė analizė. Aš žinau, aš tarp žydų gyvenu. Bet čia mane ir laiko pjautinavim, bet aš vampyrės motinos nemirdinga. Kai po KGB mane atskyrė nuo tėvų, čia buvo Leninas jiems, o iš esmės tai manęs buvęs Leninas. Tai mat, vaikas genijus buvęs Leninas. Vėlgi tas Leninas iš esmės turės būti koks nors bamžvytys, apsimest manimi. Visur, kur aš ant dažnių dirbu darbus, visi iš šizofrenijos parvykęs dirbęs atseit. Visą tai nevytas, aš tik vaikas, genijus buvęs, nepilnametis, tad Deividų kaip avytės dangulis. Akivaizdžiai matot tuos 3 veidrodžius, jie nėra 3 = 2.